Labas, draugai. Nu ką, dar vienas klipas. Žadėjau parodyti, čia jau paskutinis. Čia jau yra su namo projektu. Statybos leidimų, infrastruktūra sumokėta, plus dar čia yra lietaus kanalizacija atvesta iš karto. Šitą galvojau statyti, bet gal įdėsim dar parduoti pardavimui. Dar tiksliai nenusprendęs esu. Taip, jeigu pasakyčiau planus, galbūt, kad meluočiau po to, tai nepasakosiu. Tai čia toks trumps video. Žiūrėkit, strypus buvau susikalęs, primeskit, čia namą statęs. Pradėjo ne keliuku važiuoti, o taip, per sklypą. Nu ir prasidėjo tada. Paprašiau gražiai, tai dar daugiau išvažinėjo, kad nevažiuotų. Tai teko pirkti trosą, kaliau armatūras, tempiau trosą, kad nebevažiuotų. Po to, žiūrėk, elektrą naudoju. Žiūrėk, atsivedžiau elektrą. Net neklausė, ar gali ar negali. Tuoj parodysiu. Nu jo, pristatė darė elektrą, trakino. Žodžiu, nu, aš atsivečiau elektrą. Nu tai ką, jau ir elektrą naudojam. Neblogai, ne? Negana to. Dar žiūrėkit. Dabar biškės sumetėm nahui šiukšlės pas mane, kuriu. Atsiprašau už keiksmažodžius. Tai, va, svarbu savo kiemą susitvarkiau, o čia sudrebiau, kur galiu, juk bendrą naudojimą, ne, čia visur. Čia bendrą naudojimą, bet sudrapščiau čia, ne. Paskui išvešiu gal kada nors, gal nevešiu. Taip, karočią, taip, eik tu čia. Ir po to sako, kokie blogi, kai nesveiki kaimynai, burbuliuoja viską. Čia, žinai, pinigų nekainavo, tik į tas trosas, čia galim mėtyti, ką norim daryti ant jo. Tai, va taip, va, jums spręsti, ar aš čia per daug neūkiu kažko, ar kaip. Nu, taip, ateini randi atrakintą. Čia sakau, buvau tiesiai sutampęs, pažiūrėjau, kaip išlaužė, išvartė, nu. Tai va, man sekas. O gal čia aš tik prisigalvoju, palikit komentarą. Viso tam kartą.